Sveiki. Vėlgi turime užduotėlę su pažymiais, bet jau ši užduotėlė šiek tiek pasunkinta. Ir čia susipažinsite su nauja komanda StringStream. Kasgi yra StringStream? Tai, kaip apibūdinti, tarsi atskiras ar konteineris, ar failas, kur galima įsimesti teksto eilutę ir iš jo skaityti duomenis tokio pavidalo, kokiu mums būtų patogu. Kodėl mums to reikia? Sakykime, pagal šitą pavyzdį, kad mokiniai turi tam tikrus kiekius pažymių, bet nėra nurodyta, kiek yra tų pažymių. Gali turėti 4, 5, 3, 9 ir panašiai. Ir ką daryti, kad vieno mokinio pažymiai nesusipainiotų su kitu. Dėl to patogiau skaityti kaip eilutę, įsimesti į StringStream, į atskirą konteinerį ir iš jo vėl skaityti tol, kol tų duomenų yra. Tai šitoje užduotyje gaunasi taip, kad mes nežinome pirmiausiai, kiek yra eilučių ir lygiai taip pat nežinome, kiek vienoje eilutėje yra pažymių. Ir dėl to aš noriu parodyti, kaip šitam skaitimui lengvai panaudoti komandą StringStream. O čia reikia tiesiog paskaičiuoti kiekvieno mokinio pažymių vidurkį. Nuo kogi reikėtų pradėti? Pirmiausia, reikia pasiruošti failo duomenų skaitimui. Tai bus ifstream ir rašau, pavyzdžiui, duota.csv. Viskas, failą aš jau pasiruošiau. Dabar failė yra pirma eilutė, kuri yra man nereikalinga, ją reikia tiesiog praleisti. Tam atveju aš susikuriu naują kintamąjį string, įvardinu pavyzdžiui antraštė ir su komanda getLine paimu visą eilutę. Štai taip. Ir aš visą eilutę esu perskaitęs ir jau įsivaizduokite, jeigu tai būtų kažkoks žymeklis, kuris rodo, nuo kurios vietos mes skaitome, stovi štai čia prieš skaičiuką 10. Kągi daryti toliau, kai mes nežinome pažymių kiekio? Tai susikuriam dar vieną string kintamai eilutė. Aišku, galima būtų ir antraštę panaudoti, bet man geriau, kad pavadinimai būtų atskiri. Ir naudodamas ciklą while, aš pasirašau, kad vyks skaitimas tol, kol įmanoma kažką skaityti iš failo. Ir skaitys taip. Ims eilutę, eilutę, eilutę ir taip toliau. Dabar, kągi reikia daryti su ta paimta eilutė? Kaip minėjau, galime panaudoti StringStream tipą ir aš StringStreamą įvardinsiu kaip SS ir ten įsimetu eilutę. Tai dabar mano šitas tekstas, eilutė, gaunasi taip tarsi atskirame konteineryje, faile, tai yra kažkurioj kompiuterio atmintyje, iš kurios galima vėlgi skaityti duomenis. Nors atrodo, kad aš metu teksto eilutę, bet skaityti galėsiu duomenis tokiu pavidalu, kokiu man reikia. Kągi mes dabar skaitysime? Man reikia skaityti pažymius. Kaip tą atlikti? Tai susikuriu dar vieną kintamai, pavyzdžiui, pažymys. Ir kas man trukdys pažymiams, tai simboliai. Tai prie to pačio galiu susikurti ir simbolį. Char sim. Dabar sakau, kad kol iš StringStreamo įmanoma skaityti pažymius, tol ciklas turi suktis ir skaitys vis pažymius. Ką veikti su tais pažymiais? Čia jau jūsų asmeninis reikalas. Galima dėti į sumą, galim skaičiuoti kiekius, galime ir kitus atlikti matematinius veiksmus. Aš tiesiog pasitikrinsiu, ar tikrai tuos pažymius skaitau. Ir pažymį perskaičius ir kažką su juo padarius, dar prie to pačio reikia perskaityti ir simbolį, kuris atskiria vieną pažymį nuo kito. O čia tiesiog pasitikrinu ir dar išspausdinsiu vieną eilutę su endline,
ne ta raidė. Su endline'u, kad tvarkingai išmestų man pažymius. Pažiūrime, ką aš gavau. Štai taip. Kintamasis pažymys, kuris yra sveikojo tipo, man rodo, kad tai yra 10, 10, 10, 9 ir kitas vėl, pavyzdžiui, 8, 8, 9. Taip, kad duomenys perskaityti yra puikiai, o jeigu jau viskas yra perskaityta, tai su tais duomenimis tikrai jūs galite atlikti įvairius matematinius veiksmus. Na, tikiuosi šitas skaitimas jums suprantamas ir galėsite užbaigti programą. Iki.